Nu ką, bičiuliai, žiūrėkit, klientas atvarė dar vieną automobilių pardavimui. Visai neblogas variantas. Tuoj viską supasakosiu, niekur nedinkit. Autobrokeris.com svetainė, užeikit, pasižiūrėkit. Visi mūsų parduodami automobiliai sukelti. Jeigu kažką parduodam, tai parašyta, jog parduota. Pasižiūrėsit, kažką galbūt įsirinksit, atlieksit pas mus į Vyšnių gatvę 2 Lukšiai Šiaulių rajonas. Pasibandysit, pasimatuosit ir galbūt įsigysit. Būtinai paspauskit sekti mūsų socialinius tinklus Važiuojam Autobrokeris. Tai Facebooką, Instagramą, TikToką, kas kur žiūrite. Tam, kad kai gaunam gerus variantus, jų nepraganytumėt, pamatytumėt pirmi ir spėtumėt įsigyti. Na, o jeigu norite parduoti automobilį greitai, paprastai ir be jokių absoliučiai rūpesčių, viskas, ką reikia padaryti, atvažiuoti pas mus į aikštelę su automobiliu, pasitikrinsim jį. Jeigu viskas tvarkoj, pastatysim aikšteliai, pristatysim jį 230 000 sekėjų ir parduosim automobilį už jūs. Pardavimo paslauga jums nieko nekainuos, mes kažkiek užsidedam ant viršaus. Tai va, dabar einam prie temos. Land Rover Evoque. Evogas 2016 metų, 2 litrai 132 kW dizelinas. Prieš 25 000 km pakeistos grandinės, pakeista turbina, taip kad nieko daryti nusipirkus, kas liečia prie variklio, nereikia. Po kapotu sausa gražu, variklis dirba tvarkingai, turi neblogą komplektaciją, partronikai priekyje gale, galinio vaizdo kamera. Taip, galinio vaizdo kamera, dangtis elektrinis, visų varomų ratų aišku, suvažiavimo režimais ir taip toliau, užuolaida savo vietoj. Tamsiai pilka spalva. Taip, užeinam čia, tokias turi apdailas, tokį štai 2 spalvų kombinuotą odinį saloniuką, panoramą per visą stogą. Reiktų gal kažkiek nusipirkus prasivalyti. Taip, čia viskas elektra, sėdynės atmintis čia, Meridian garso aparatūra čia, sėdynės pilnai elektrinės. Štai truputį matot nuo kelnių sagų pabraižyta, bet pačios sėdynės nesuplyšusios, neda kažką. Tai va, toks Evogas, bičiuliai. Automatas, aišku, važiavimo režimai, 2 rakteliai, klima, kondicionierius. Nepykit užkimęs sergu, bet dirbti reikia. Taip, multimedija, navigacija, visi kiti bairiai, pilnai multifunkcinis vairiukas su autopilotu ir taip toliau. Vairiukas tvarkingas, gražus. Bagažinės atidarimas iš čia, linijų palaikymas. Beraktis užvedimas ir rida šiai dienai 186 000 km. Šeštadienį vieną Land Roverį pardavėm, turėjom sportą Discovery, pardavėm viską, žmonės nusipirko, rytoj registruosis. Tai va, turim dabar štai tokį Evogą. Kaip sakant, moterų mėgstamas automobilis. Bet perka ir vyrai. Šiuo atveju klientas atvarė vyras, kad parduotumėm. Kas dar? Akinių dėklas, pritemstantis veidrodėlis. Tas saloniukas man visai fainas, tokių, kaip sakant, 2 spalvikių kombinacija. Automobilio kaina, bičiuliai, 11 700 €. Atvažiuokit į vietą, apsižiūrėsit, pasibandysit, prasitestuosit. Jeigu patiks, kaip sakant, įsigysite ir lieksit savo namo. Galime suteikti automobilių finansavimą, bet kuriam automobiliui, kuris yra mūsų aikštelėje, galime suteikti finansavimą. Metinės palūkanos nuo 4,5%, jokių euriborų, jokių nesąmonių, savininkas esate jūs, automobilį galite bet kada parsiduoti, jokių, kaip sakant, prašymą ar dar kažko bankam rašyti nereikia, nieko nereikia. Pilnas automobilio savininkas būnate jūs. Tai va, bičiuliai, domina toks automobilis, skambinkit, rašykit, kontaktai virš mano galvos, Važiuojam Autobrokeris Facebookas arba Instagramas, arba skambinkite nurodytų telefono numeriu. Ačiū už dėmesį, bičiuliai, susimatysime sekantį kartą. Iki.